Sveiki, mėly kanalo žiūrovai, šiandien pakalbėsime apie arbūzų sodinimą, ką daryti, ko nedaryti, ir tai yra ypač aktualu tokiais šaltais sezonais. Iš tikrųjų šitas video dar darytas yra prieš kokias 4 savaitės, tai buvo ypač vėsu, tai galit pažiūrėti, kaip mums sekėsi. Iš tikrųjų apie arbūzų sodinimą ir apie arbūzų auginimą apskritai galima būtų labai įsiplėsti, nes tai yra labai plati tema nuo tręšimo, sodinimo, auginimo. Yra parašytos ištisos knygos, bet ir aš pats kaip agronomas iš tikrųjų labai daug susiduriu profesionaliam sektoriu su arbūzų augintojais, tačiau apie tai pakalbėsim kuo paprasčiau. Kaip aš minėjau, čia arbūzai buvo sodinti prieš kokias 4-3 savaitės. Man labai padėjo mano šeiminėlė, kaip matot. Ir pirmiausia, ką reikėtų padaryti, tai šiuo atveju pas mus, kaip matote, buvo daugiametės žolės. Daugiametės žolės tai reiškia, kad arbūzai apskritai kaip augalai pradžiai labai nemėgsta konkurencijos. Tai mums reikia sugalvoti, ką daryti, kad tos konkurencijos būtų kuo mažiau. Ir mums pasitarnauja agrodanga. Agrodanga turėtų būti kvėpuojanti, praleidžianti orą, kad augalai nešustų po ją. Nes jeigu ten piktžolė sušus, tada mes ten turėsim visokių ir patogenų. Mums reikia, kad jos negautų saulės, oras praeitų ir jos tiesiog laikui bėgant suvys. Tai va, įsimatuojam tiek, kiek mums reikia agrodangos, o agrodanga, tarp kitko, daro ir dar vieną dalyką. Kada žemės temperatūra dar yra pakankamai maža, tai juoda agrodanga sugeria saulės spindulius ir šiek tiek pašildo porą laipsnių viršutinį dirvos sluoksnį. Tada, kada sezonas yra iš tiesų šaltas, tai reikėtų pagalvoti, kad ant jūsų daigų dar reikės užtiesti šiokią tokią agrodangą, kuri šildytų, sudarytų tokį šiltnamiuko efektą. Ji neturėtų būti per daug stora, neturėtų būti ir per daug plona. Ji turėtų būti pakankamai plona, kad praleistų orą, kad oro tėkmė vis dėlto būtų, bet pakankamai stora, kad sudarytų tokį šiltnamio efektą, kad augalam būtų pakankamai šilta. Žemė, kurioje mes viską darom, yra iš tiesų toks sunkus priemolis ir ne vienas kastuvas, žinokit, jau yra lūžęs kasant šitą žemę, reikia pakankamai gero kastuvo ir čia jau prasideda visokie, sakykime, žmonių komentarai, kad tokiose žemėse arbūzų auginti negalima, bet patikėkit, esu buvęs visokie ūkiuose ir visokiose sodybose, kur arbūzus užaugina visokioje žemėje ir jūs kaip sodininkai, jūs nebijokit, bandykit, mėgaukitės procesu ir pamatysit, kad jūs tikrai galit išsiauginti labai gražų derlių visur. Dabar aš ką darau? Tai aš kada iškasu žemę, padarau žemę gilesnę negu reikia, bet nedarau jos per daug gilios. Į žemę įbarstau biškį organinių trąšų, šiuo atveju tai yra paukščių mėšlas, bet įbarstau taip, kad kada augalo daigas bus įsodintas, kad šaknis nesiliestų tiesiogiai su organika. Tai reiškia, pirmiausia yra organikos trąšos, tada yra žemės sluoksniukas ir tada yra padedamas ant to žemės sluoksniuko tas, sakykime, daigelis ir užpilama viskas žemė ir tvirtai suspaudžiama. Tai daro tai, kad augalas augdamas, jis su dirvožemiu, su arbūziniu kompleksu, kadangi ten bus vandens visko, jis pajaus toj vietoj esančias maisto medžiagas, kurias jam perduos įvairūs grybai ir bakterijos ir jis šaknis ties arčiau tos vietos. Tai reiškia, tai skatins jį plėsti savo šaknyną ir pastebėkite, kad kada žemė tai yra iškasta didesnė, yra pirma įdedama lengvesnė žemė, o po to jau yra ta mano sunki žemė. Tai yra dėl to, kad augalas turi pirmiausia įsivystyti pakankamai stiprų šaknyną ir kada jis jau įsivystys pakankamai stiprų šaknyną, jūs nebijokit ir beveik visi augalai tada jau turi pakankamai stiprias šaknis jau įsiveržti ir į tą visą molį ir iš jo, sakykime, pasimti tas reikalingas maisto medžiagas, kurių jam reikia. Vamzdžius, jeigu kažkam įdomu, tai naudojam santechninius daugiasluoksnius vamzdžius. Šiuo atveju čia buvo 18 skersmens, bet tikrai galima naudoti ir mažesnių. Tiesiog tokia buvo gera kaina, mums kaip pasiėmėm. Nes daugiasluoksniai vamzdžiai jie labai lengvai lankstosi ir jeigu turit gerą sekatorių arba tam skirtas nereplės, o žirklės, jie pakankamai lengvai atsikerpa ir jie labai gerai ant savęs laiko agrodangą. Atstumas tarp lankų mes nusprendėm daryti 1,5 m, pažiūrėti priklausomai
pagal tiek, kiek tilps. Ir man atrodo, jeigu gerai atsimenu, tilpo kažkur apie metrą, 1,10 m, tai taip ir sudėjom. Tręšimas mineraliniam trąšom bus kelios savaitės po, iš tikro galima jau būtų daryti savaitę po, tik po pasodinimo. Aišku, žinoma, reikia gausiai palieti. Gausiai palieti reikia dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, reikia duoti augalui atsigauti, sumažinti patirtą stresą. Kitas dalykas, dirvožemis, su kuriuo mes užkasam, jis turi susigulėti ir turi nelikti per didelių oro tarpų. Jeigu mes sutrombuosim ir neliks visai oro tarpelių, tada irgi blogai, šaknis gali pradėti dūsti, šaknim reikia deguonies. Bet kada mes užpilam natūraliai vandeniu, tai tas dirvožemis natūraliai ir susigula taip, kaip jam reikia susigulėti. Vieta pasirinkta tokia neatsitiktinai. Aš žinau, kad atrodo gal keistai, kad čia vidury kiemuko. Iš tikro, tai čia yra vieta, kuri bus labai gerai apšviesta saulės visą laiką, nes vis dėlto augalai tai yra tropiniai ir jam reikia daug saulės, jam reikia daug šviesų, jie yra iš šiltų kraštų atvežti, gal tropiniai čia per stipriai pavadinau, bet jie yra šiltų kraštų augalai ir jam iš tiesų reikia daug saulės. Dabar apie mineralinį tręšimą aš galėsiu padaryti atskirą video. Aš, žinokit, visada sakau, kad pagrindinis tręšimas turėtų būti organinis, o mineralinės trąšos mum, mėgėjams, turėtų būti kaip papildai, kaip mes vitaminais. Maistas turi būti organinis, o vitaminai turi būti mineraliniai. Ūkiuose taip neišeina. Kada mes norim daryti labai didelį prieaugį masės, taip ne visada išeina, bet mums soduose pagrindinį tręšimą aš mėgstu pasakyti organinį, bet apie tręšimą pakalbėsiu dar atskirai. Kaip minėjau, šita tema yra labai plati ir aš per 5 minutės net iš tolo negaliu papasakoti, kas čia ir kodėl daroma. Kiek galima įsiplėsti šitą arbūzų temą yra kosmosas, tai iš tikro laukiu, darysim dar video apie tręšimą, apie viską. Žiūrėsim, kaip jiems sekasi augti, apie kenkėjus. Ir ačiū, kad žiūrėjot, laukite kitų video. Ir ačiū, kad esat su mumis.